jeigu yra ta chemija, būna labai gerai. Jo. Bet jeigu nėra tos visiškai tos chemijos ir gaunas tada jau toks ne visai. Ok, man reikia suplot. Ačiū, pradedu. Aš jau kurį laiką filmuoju. Ai, tai gerai, va kaip tik įsivažiavom. Tai galim tiesiog pradėti nuo to, kaip atsirado vandenlentis savo gyvenime. Oi, tai gan... Galvoju, kaip čia ar trumpai ar ilgai pasakoti. Gali išsiplėsti, manau. Tai gerai, tai jeigu taip plačiau pasakojant, tai vandenlentės mano gyvenime atsirado man baigus 12 klasių. Realiai pasibaigiau 12 klasių, neturėjau tikslaus plano, ką noriu daryti, gepėrinau ir išvykau kažkodėl būtent į Palangą. Norėjau prie jūros, romantizavau jūrą ir išvažiavau į Palangą. Nusprendžiau, kad noriu truputį palisėti, padirbti Palangoje. Atsiradau Vero kafe, kaviniai, pradėjau dirbti barista ir ten buvo grinai žiemos metu. Tai toks buvo mano poilsis, truputį pabuvimas su savim, galvojimas, ko aš iš tikrųjų noriu ir panašiai. Ir vieną vakarą netikėtai, nes Palangoje žiemą labai tuščia, užėjo 3 merginos ir tiesiog užsisakė arbatos, kavos ir darant kavą, kadangi esu gan komunikabilus, nebijau to sakyti, tai su jom pabendravau, pašnekinau ir taip kažkaip visai buvo toks smagus small talkas. Ir tada jos išėjo gal iki tilto ir grįžo atgal ir man sako, žiūrėk, gal tu kažką žinai apie wakeboardinimą. Aš iš viso nieko nežinau, kas tas wakeboardinimas, nei kiek net neįsivaizdavau. Tai jos tada man truputį papasakojo ir tada jau paklausė, ar norėčiau vasarą dirbti wake parke, nes čia Palangoje atsidarys naujas wake parkas 313 Cable Park. Tai aš iš tikrųjų tuo metu galvojau, kad čia šneka apie Palangos wake park, kur prie karjero, kur 2.0 sistema. Taip, nes aš čia nežinojau, kas tas wakeboardas 313 ir kas ten per kompaniją. Ir kad yra tokia stipri bendruomenė joje. Tai čia buvo gal apie vasario mėnesį, tai aš turėjau daug laiko visai pamastyti, ar noriu, nenoriu, ar man čia būtų įdomu ar ne. Tai kažkaip tuo metu nusprendžiau, kad visgi varau, nes man tai atrodo, kad bus geras laikas, įdėksiu prie vandens, toks bus smagesnis darbas negu dirbti kavinėje. Ir galvoju, taip pabūsiu vasarą ir po vasaros tada jau varysiu studijuoti. Tai kažkaip planas pavyko, bet tikėjausi, kad po vasaros nebegrįšiu, bet grįžau. Žinok, aš manau, kad visi, kurie yra dirbę wake parkuose, tarp jų ir aš, visi galvoja taip, kad tai čia bus faina, prie vandens, vasarą ant saulės, bet ko gero nedaug įsivertina, kiek iš tiesų, kad tai yra visgi darbas. Taip. Ir aš dabar klausau, tai čia turėjo būti 18 metų, man regis, maždaug žiema. Čia buvo, taip, 18 metų žiema. Tai tu ant lentos stovi jau 7 metus. Dabar bus 8 sezonas. Realiai aš skaičiuoju sezonais, nes žiemos metu beveik nevakeboardinu. O koks buvo pirmas tavo darbas 313? Nuo ko tu pradėjai tenais? Nuo operatoriaus, bet tuo metu 18 metais, kai tik atsidarėm, tai mes darydavom viską. Tai būdavo, kad ir dirbu prie bilietų, kai reikia dirbu ir už baro, ir kai reikia einu operuoti. Yra naujokų, einu treniruoti naujokų. Viską tuo metu darydavom. Taip, multitaskinimas. Jo, multitaskinimas. Vėliau tik tai atsirado struktūra ir pradėjom jau operatoriai, bilietų, šitos receptiono darbuotojas ir baro darbuotojai. Tada jau toks tvarka didesnė atsirado, bet iš pradžių, kai tik tai statėmės, tai taip. Šiaip tai pirmas darbas, koks buvo, tai kadangi atvarėm mėnesį prieš parkui atsidarant, tai ten reikėjo viską sutvarkyti. Tai realiai mes darėm viską nuo namukų ten padėjimo, nešiojimo, laidų vedžiojimo iki žolės klojimo, nes mes tiesiog pjovėm dangą ir ten ant šlaitų ridenam tokius rulonus ir prikaldavom, kad pridiktų ir kad iš karto būtų žolė, o nereikėtų laukti, kol užaugs. Tai realiai visko darėm. Bet ar iki 18 metų, ar tu esi bandęs kitas ekstremalų sporto šakas? Ne, pas mane visą gyvenimą iki tol buvo tik tai futbolas. Futbolas, bėgiojimas, lengvoji atletika biški ir viskas. Krepšinis, bet krepšinis, kai buvau labai jaunas, dar kažkaip labiau patiko. Bet vėliau perėjau ant futbolą. O kada jau supratai, kad vandenlentis yra tas dalykas, kuris te kabina, kad tai jau yra tavo hobis? Pirmą vasarą.
Per pirmą vasarą. Per pirmą vasarą. Aš nežinau, kiek tai buvo vandenlentės. Aišku, labai didelę dalį sudarė vandenlentės, bet man atrodo, labai daug davė ir tas communities. Nes tiesiog norėjai, kad aplink tave būtų tokie žmonės, kad būtų linksmi, smagus ir panašiai. Kai aš tiesiog tą vasarą supratau, kad tu gali turėti darbą linksmoje aplinkoje, o ne tik turėti darbą, kur nueinu, atidirbu ir grįžtu namo. Tai man tiesiog gal šitas mano gyvenime ir šitas aspektas labai svarbus mano gyvenime, kad aš niekada nesijausčiau lyg dirbu, kad man būtų smagu ten, kur aš esu. Kad galėčiau sportuoti visą laiką, nes sportas man labai didelę dalį gyvenimo sudaro. Tai tu 313 buvai nuo pat pradžių, nuo pat pirmų dienų. Kaip per šituos 7 metus, kaip keitėsi tavo darbai tenais? Tu nes pradėjai nuo visų darbų? Taip, visi darbai, nuo operatoriaus. Tada nuo operatoriaus, man atrodo, kad 1 ir 2 sezoną buvau kaip operatorius, naujokų treneris. 3 sezoną aš jau buvau kaip Cable College treneris. Tada tapau parko vadovu ir parko vadovu buvau iki šių metų ir šiais metais tapau direktorium. O dar kalbant apie pačią pradžią, nes aš 313 buvau 18 metais, pirmą kartą apsilankiau rugsėjį. Rugsėjo pačioje pradžioje, jau sezonas buvo pasibaigęs ir mes su Veikspotu visi atvarėm. Ir tada man tai atrodė kosminė vieta, nes tai buvo kažkas amazing. Kaip tau pačiam tas pirmas sezonas, nes tai buvo visiškai naujas parkas, tau tai buvo nauja patirtis, naujas sritis. Ką atsimeni iš to pirmo sezono? Tai būtent, kaip turiu pasakyti, man tai buvo tiesiog visiškai naujas experiences ir man tai buvo man buvo tą vasarą buvo labai daug visokių naujų experience'ų. Tai nuo to community, nuo užsieniečių raiderių, nuo triukų, nuo šou, nuo renginių, man visą tai tokį didelį įspūdį paliko, kad ir tie patys vakarėliai, tiesiog visa tai yra šio community dalis ir man tai labai prilipo, labai patiko. Patiko pamatyti tiek daug užsienio raiderių atvykstant į Lietuvą, kur galvoju tokia maža šalis, o mes galim padaryti tiek daug, tai man čia buvo labai labai dideli tokie. O apie patį 313 kalbant, pažiūrėjus tą pirmų metų versiją 313 ir tai, kas vyko praeitais metais, praeitas sezonas, kaip pasikeitė parkas tavo akimis? Labai stipriai patobulėjo. Jeigu iš infrastruktūros pusės žiūrint, tai čia net nežinau, reikia labai išnekėti, gal jau tikrai didžioji dalis žino, kad mes buvom vienas mažas toks jaukus ratukas su viena linija namukų ir restoranų ir sports parduotuvė šalia, tai dabar mes jau turim 3 full size ratus, vienas skirtas naujokam, visiškai 7 bokštų, kur vis lėtesnis greitis ir ten labai švelnus kampai, kad tikrai visiems pavyktų iki 2 eilės namukų ir dar statom vieną kvartalą žmonėms jau, kur gali nusipirkti namukus. Tai mes tikrai išaugom į labai labai didelį aparatą. Tai žiūrint iš infrastruktūros pusės, bet žiūrint iš šiaip kaip communities patsai augo, tai man, pavyzdžiui, labai džiugina tai, kad aš matau, ant kiek šitas sportas išpopuliarėjo tarp vaikų ir kiek daug jaunimo iš tikrųjų ateina į šį sportą, ant kaip stipriai išgraibstomos vietos į vaikų stovyklas, kas matos, kad tarp vaikų tai yra labai labai populiaru ir man labai smagu, dėl to nes geriau vietoje gatvės rinktis jau tokią aplinką, tokį community, kur tu iš tikrųjų praleisi smagiai vasarą ir bus daug daugiau naudos negu tiesiog trainėtis gatvę. O šnekant apie vaikų stovyklas, kiek vaikų per sezoną išmokot plaukti? Kiek naujų wakeboarderių atsiranda? Naujų vaikų, tai vaikų panašiai apie 300 stovyklose, dar turim dienos vaikų stovyklas, kur dabar bijau pameluoti, bet tarkim į savaitę po 15 valandų stovykloje turėsim apie 8, tai apie dar kokius 200 dienos vaikų stovyklos ir dar naujokų treniruotėse ateina daug vaikų. Tai tikrai bus apie iki 1000 kažkas tokio, manau, kad naujų vaikų, gerai, esamų ir naujų. Taip, dėl to nes stovyklos ir tie patys kartais kartoja. Tai jūs tikrai prisidedate prie tos jaunosios kartos augimo pakankamai stipriai. Ir labai, ir šiais metais darysim Elements treniruotės vaikams, tai stengsimės, kad pastoviai juos įtraukti treniruotis. Tai labai šito produktą iš tikrųjų džiugiuosi, taip pat treniruosiu. Kažkaip jaučiu, kad turiu duoti savo indėlį tiem jaunimui. Su vaikais tas darbas truputį kitoks negu su suaugusiais yra, nes man ir pačiam yra tekę su kablio vaikų stovykla dirbti. Tai
tas approachinimas prie vaikų visiškai kitoks yra. Jo, visiškai tau pritariu. Vaikai, man atrodo, šiaip jiems turi perteikti informaciją truputį ir žaismingiau negu saugusius. Saugusis atėjo ir jis aiškiai žino, ko jis nori dažniausiai. O vaikas ateina ir jisai dažniausiai, man atrodo, tikisi smagiai tiesiog praleisti laiką. Tai toks irgi negali įstatyti į rėmus, tik tai kažką daryti. Tai vis dar turi galvoti, kaip žaismingai perduoti tuos basic dalykus, kurie kartais atrodo per nuobodžiai. Pavyzdžiui, vaikams. Nes tie basic paprasti dalykai tikrai kartais atrodo jiems nuobodu ir jie nori iš karto daryti tantrumus ir panašiai. Tai tu turi sugalvoti, kaip juos įtraukti į tuos paprastus dalykus, kad jiems būtų ir įdomu tai daryti, o ateityje pajaustų ir tą tokį kaip naudą jų, kad, kurie prives prie tų sudėtingesnių triukų. Ir dar Tristrinka, tai nėra vien tik tai veikparkas, tai yra ir vakarėliai, kaip ir pats jau daug kartų paminėjai bendruomenę. Kokia yra tavo, manim, kaip naujo CEO, kaip naujo direktoriaus, kokia yra Tristrinlikos misija Lietuvoje ir realiai pasaulyje? Tai pasaulyje kaip ir pasiekta, jau tapo geriausias parkas pasaulyje, tikrai nereikia čia bijoti to paminėti. Tai mano kaip naujo CEO misija prie šito dalyko, tai iš tikrųjų turėčiau dar gerai prisėsti ir pagalvoti, ką aš norėčiau tame padaryti, ką norėčiau įnešti, bet lyg ir žinau, ką nuo savęs norėčiau dadėti, tai norėčiau daugiau dirbti ties vaikais, kad irgi padėti šiai kultūrai augti, kad jaunimui padėti šioje kultūroje augti ir atrasti save. Ir norėčiau tiesiog šitą sportą jau nebe pasaulį padaryti, žinoma, bet ir Lietuvoje, nes manau, kad Lietuvoje dar daug kas nežino apie wakeboardą ir norėčiau, kad Lietuvoje vasaros smagiausias užsiėmimas tai būtų veikparkai ir kad visi varytų veikparkai. Nors ir sunku patikėti, bet jo, vis dar yra žmonių, kurie nežino, kas yra vandenlentės, arba bent jau nebandė. Taip. Nepaisant to, kad kokią mes turim bendruomenę, kokią mes turim infrastruktūrą. Taip, mes turim 3-3, bet mes turim dar beveik 42.0 parkų. Taip. Tu bet kur nuvažiuok Lietuvoje, 50 km spindulių bus veikparkas. Visur bus veikparkų, jo. Ir turim daug gerų full size parkų, kur netgi, man atrodo, bent jau dar 2 Lietuvoje esantis full size parkai yra geresni už didžiąją dalį pasaulio veikparkų. Tai, žinai, tikrai turim labai labai geras sąlygas mokintis ir nežinoti apie wakeboardą Lietuvoje, tai vadinasi, turim dar daug kur padirbėti, žinai. Ja, dar yra kur pasistengti. Ar dabar jau vadovauji visam jau net nebe parko vadovas, o jau viso Tristrinlikos vadovas, dar mačiau, kad spėjus pats ant lentos atsistoti. Spėjau, tikrai neapleisiu šitą dalyką ir iššoksiu arba rytais arba vakarais. Aš galiu nemeluoti, pasakyti ištiesi, man vis tiek, kaip ir sakiau, tai yra toks kaip ir community dalykas, tai man vis dar yra smagu varyti plaukti, kai plaukia daugiau žmonių. Man nėra taip smagu plaukti vienam kabelį. Aš vienas kabelį plaukiu tik tai kelis kartus metuose. Tai arba jeigu filmuojuosi ir reikia gerų ten sąlygų kažkokių labai, arba jeigu ruošiuosi varžybom ir noriu būtinai kažkokį ten triuką nulendinti, tai tada jau skiriu tam laiko ir stengiuosi ateiti ryte, kol ten dar nėra žmonių, ne tai, kad pasijungti prieš darbą, bet ateiti tiesiog anksčiau, nes kažkaip pas mus visada būdavo, kad mūsų tam pažengusių prorate nebūdavo cable college treniruočių ir šiaip nuo ryto kažkodėl tuščia. Tai visada turėdavau bent jau pusvalandį vienas, kad dar pakeltų iš vandens, tai visada būdavo toks momentas. Aš nežinau apie varžymus, praeitas sezonas tau buvo visai sėkmingas. Jau gerai prisimenu dėl Two Lines varžybus. Kelintas tu buvai? Tai Kaune 4, o 313 1. Ir ar man atrodo, ar tu buvai pirmas žmogus, kuris Kazicką nugalėjo Two Lines varžybose? Tikriausiai taip, gal tiesiog nežinau ar pirmas, nežinau kaip būdavo prieš tai, bet nutraukiau tą Kazicko 11 ar kelių ten pergalių seriją. Tai vadinasi, tu buvai pirmas, nes jis laimėjo visas nuo pradžių iš eilės. Realiai taip. Tai tu buvai pirmas žmogus, kuris nugalėjo Kazicką varžybose, Two Lines varžybose. Taip, Two Lines varžybose. Ar planuoji šiemet varžybose dalyvauti, ar jau manai, kad nebelabai laiko bus? Dalyvausiu. Man labai patinka varžytis, tai tikrai dalyvausiu, nežinau, nors ir laiko nebus, nors ir mažiau pasiruošęs, vis tiek dalyvausiu. O jeigu bus laiko gerai pasiruošęs, tai... Tai šnekant apie varžymus.
Tai papasakok man apie tai, kas vyks gegužės 6-7, jeigu neklystu. 6-7. Birželio 6-7. Birželio mėnesio 6-7 dieną. Realiai tai net ne birželio 6-7, o gausis, kad ten visą savaitę, nuo birželio 1 iki birželio 8, pas mus į parką atvažiuos daug pasaulio raiderių, daug raiderių iš užsienio ir tiesiog gausis kaip vėl raiderių susibūrimas, o prie to pačio darysime ir varžybas. Tai birželio 6 penktadienį darysime open varžybas, į kurias gali registruotis visi ir bus oro triukų varžybos ir bus best line varžybos atskiros grupės moterims ir vyrams. Tai oro triukų varžybos čia daug tikriausiai nereikia pasakoti, tiesiog bus atliekami oro triukai ir iš jų vertinami įspūdingiausi, geriausi, techniškiausi triukai ir išrenkami nugalėtojai. O best line'as tai tiesiog irgi bus sudėliotas backline'as ir tiesiog bus nebe visas ratas kaip mūsų įprastų konceptų, o bus tiesiog viena linija. Tai backline, ką gali padaryti geriausia. Ok, tai best triukė bus geriausias oro triukas, o best line'as tai bus tik tai backline'as, front line'as nedalyvaus tame. Tik tai nedalyvaus, tik tai bus backline'as. Tai toks bus truputį gal kaip 2-0 principų, dėl to nes tik tai viena linija, nebe pirmin atgal, ne two lines, one line. Fair enough, yeah. Jo, tai tiesiog gausis, kad manau, greitai vyks, gražiai žiūrėsis ir visi turės progą pakonkuruoti, kas nori sudalyvauti varžybose. O man, ko gero, labiausiai ir daugiausiai klausimų kelintis yra kita diena, tai yra Team Jam varžybos. Kaip jos vyks? Jo, tai šitas tikriausiai daugam kelia daugiausiai klausimų, tai kitą dieną... Aš girdėjau daug skirtingų variantų, ar tai bus ant vieno karučio, ar bus vienas paskui kitą, tai... Tai tada papasakosiu. Tai birželio 7 dieną, šeštadienį bus komandinės Team Jam varžybos, tai bus 4-4, iš viso bus 32 vyrai ir 16 moterų, moteris ir vyrai rungsis atskirai. Gausis, kad 8 komandos vyrų bus išdėstomos kaip ir per Red Bull Week Duel būdavo, kad vieni prieš kitus ir eina iki ten finalinės kovos. Bus antradienį, tai birželio 3 ar 2 burtų traukimas, tai komandas išsirinks jie tiesiog random būdu, nebus tiesiog trauks ir taip gausis, kaip gausis komandos. Gausis taip, kad tada finalinė diena bus 4 komandos prieš 4 plauks ant kas antro karučio. Realiai, jeigu mes turim dabar raudonų komandą ir mėlynų komandą, tai vienu metu plauks 2 raudonų komandos žmonės ir 2 mėlynų komandų žmonės. Jie plauks ant kas antro karučio. Tarkim, raudonas ant 1, mėlynas ant 3, raudonas ant 5 ir mėlynas ant 7. Jie turės ne po vieną ratą, o turės po 2 ratus. Ratas bus paskirstytas į 5 sekcijas. Iš viso bus 5 teisėjai. Po vieną teisėją vienai sekcijai. Tai varžybos prasidės nuo kikerio ir baigsis oro triukų. Šiose varžybose bus vertinami ir oro triukai. Gausis taip, kad iš viso bus rungimasi iki 2 pergalių, tai vadinasi gali būti iš viso 3 kovos. Jas galim vadinti, nežinau, keliniais, kad būtų aiškiau. Pavyzdžiui, ir pirmą ten tą kelinį gausis, kad mes išsirenkam iš savo komandos 2, kurie eina plaukti ir kiti iš komandos irgi išsirenka 2, kurie eina plaukti. Jie pradeda plaukti ir turi 2 ratus. Apiplaukia vieną ratą, kai pirmas, kuris praplaukia pro motor taverį, prasideda žaidimas ir jie gali pradėti nuo kikerio triukų. Tai tada jie jau šeria, daro ką nori ant figūrų, parodo savo įspūdingiausius, geriausius triukus ir pabaigia oro triukų. Kame dar atsiranda įdomumas šitoj vietoj, kad jeigu aš nukrentu pirmame rate, tai mano komandos narys, kuris yra ant suoliuko, gali išbėgti ant mano karučio, užšokti ant mano karučio ir tęsti geimą. Tada po pirmo raundo teisėjai įvertina, kuri komanda laimėjo ir tada būna antras raundas. Tai antram raunde jau tie, kurie dubo ant suoliuko, tada jau jie išeina išplaukti. Ir jeigu jau būna aišku nugalėtojas, tai tuos ir paskelbė, o jeigu būna rezultatas 1-1, tada dar 3 raundas. Patys žaidėjai išsirenka, kuriuos 2 leisti. Čia visas įdomumas atsiranda tame, kad tu gali pradėti strateguoti.
ką leisim, ko neleisim, gal man reikia kaip tik pasikeisti su komandos nariu. Tada tau nereikia, nes jeigu imti visas figūras, tai yra gan intensyvų ir dabar gaunasi, kad dar 2 ratai, tai labai intensyvų ir plaukti gali būti tikrai sudėtinga, tu negali parodyti tokių įspūdingų triukų ir kažkaip labai stipriai performinti. Tai gaunasi, kad mes teisiaujam sekcijom ir vertinam, kas toj sekcijoje, kuri komanda toj sekcijoje geriausiai pasirodė. Tai realiai tu netgi su savo komandos nariu, su tuo, kurio plauki, gali pasirinkti, kad davai, aš geriau darau oro triukus, aš geriau darysiu oro triukus ir pasirinksiu antrą sekciją, o tu tas 2 sekcijas geriau paimk. Ir tada jeigu matai, kad kažkurioje vietoje nesiseka, tai tu gali pakeisti taktiką. Tai iš esmės čia gaunasi labai panašus principas kaip capture the flag. Iš esmės, kad kiekviena sekcija komanda, bent vienas iš komandos raiderių turi padaryti geresnį triuką. Taip, geresnį negu priešininkų komanda. Taip. Nesvarbu, kuris iš komandos padarys. Tai. Iš esmės, sakykime, jeigu pirmas raudonos komandos padaro kažkokį triuką, užsiskaito jam, bet tada jeigu tas ant 3 karučio esantis mėlynos padaro geresnį, užsiskaito jam, bet tada tas 5 vėl gali pagerinti. Taip. Aisi. Jo, tai iš esmės gaunasi, kad kas kiekvienai sekcijai, kuri komanda, tai čia tada labai daug strategavimo galima sugalvoti. Čia gali būti labai daug strategavimo ir teisėjam tai nebus labai sudėtinga sužiūrėti, nes jeigu aš turiu tik savo vieną sekciją, aš ją ir prižiūriu. Yra shadow judge, kuris irgi gali patarti, nes jis viską mato. Taip, tai čia toksai irgi šitoj vietoj labai, kur mums atrodo, kad va čia gali būti vienintelis dalykas, kur gali būti sunku, tai nebeatrodo taip sunku. Tada žiūrovams, man atrodo, tai bus super įdomu, nes tai vyks greitai, daug veiksmo vienu metu. Tai toksai gaunasi, kad tu visą laiką įtrauktas. Kas gali būti tik tai, kad reikės labai aiškiai komentuoti, kas šiuo metu vyksta. Bet aš įsivaizduoju, kad iš komentavimo pusės bus, nes jau per veikduelį, kuomet aš su Mistonkom komentavom, tai aš jau tiesiog ją matydavau komentuoti, bet vėlgi būdavo, kad tu 2 raiderius vienu metu turi stebėti ir labai labai sunku būdavo komentuoti, kuomet prasideda backline'as, frontline'as. Tai čia realiai reikės 4 raiderius vienu metu komentuoti skirtingose parko kampuose. Taip, tai čia greičiausiai tas komentavimas, komentavimą palikim profesionalams. Irgi atvažiuos iš užsienio pro komentatorius ir jisai tikrai manau, kad jau padarys maks geriausiai kaip įmanoma, bet tai tikriausiai nebus triukų vardinimas. Tai tikriausiai bus kaip kuriai komandai labiau sekasi, į ką dabar labiau atkreipti dėmesį ir panašiai. Tai manau, kad bus geras eksperimentas, bet manau, kad toks konceptas bus įdomus. Dar nebuvo tokio pasaulyje, tai pamatysim. Wakeboardų pasaulyje tikrai tokio nebuvo, nes dabar bandžiau sugalvoti. Artimiausias komandos varžybos tai yra Munich Mešas, bet vėlgi ten vyksta kitokių principų. Ten vienoje komandoje 2 vyrai, 1 moteris ir plaukia pirmyn atgal ir vertina bendrą jų rezultatą komandos. Jo, čia gaunasi, kad kiekvienas raideris gali duoti naudos savo komandai, tame, kame jis yra geriausias. Taip, būtent gali išnaudoti to raiderio geriausias savybės. O kaip iš viso gimė tokia idėja, nes jau paaiškint tikrai yra reikalų prieš, kuomet galima pamatyti gyvai, tai pirmas tas teorinis papasakojimas nėra lengvas, bet o kaip pati idėja, nes kaip sugalvoti tokią idėją? Tai čia tikriausiai pirmą mintį užmetė Martynas, dėl to nes, nežinau, gal nespiks, kad pasakojo, jisai turėjo mintį padaryti tarp miestinės komandinės varžybas. Kadangi irgi aš atėjęs nuo komandinio sporto futbolo, jisai atėjęs nuo komandinio sporto ledo riturio, tai jis įsivaizdavo, kad tokio principo varžybas, tik tai tas džemas vyktų kokias 20 minučių ir tu bėgi vėl ant doko ir jeigu nukritai, bėgi vėl ant doko ir vėl yra įplaukti, kažkas teisiauja ir ten tada gali ten kokią 3-13 komandą, veikvėjus komanda, sustinka ten Liepos 6 dieną veikvėjui. Dabar vyksta išvykos, 3-13 išvykos varžybos veikvėjui. Tada kažkada ten atvaro. Ir toks, jeigu susirenka daug komandų, tai vos ne, kad visam sezonui paskirstai datas, kur kažkokios varžybėlės vyks. Tai mes tiesiog gavas, kad jis kažkada užsiminė šią idėją ir šią idėją perkūriau į vienos dienos greitesnį principą. Tai taip ir gimė šitą idėją. Tai čia irgi ačiū Martynui. Bet tas pirminis variantas
irgi skamba visai neblogai, nes aš atsimenu, kad po veikduelio pernai visi, ne visi raideriai, bet tie, kurie buvo finale, jie sakė, kad 10 važiavimų per dieną padaryti, tai yra daug, nes tu pušini maks kiek gali. Tai aš bandau įsivaizduoti, tu bandai 20 minučių be sustojimo daryti geriausius triukus, kuriuos gali. Tikriausiai. Čia būtų labai labai sekinantis dalykas. Matai, manau, ten strategija tada kitokia, nes tada jeigu tai būtų džemas, tai, tu kiek gali padaryti tokių triukų, kurie tau žiauriai daug energijos prašo. Neturi tu begalybės jų. Aš neturiu begalybės. Nebent esi trentas. Nebent tada tu tiesiog esi trentas ir tada jau labai labai ten šeri. Bet realiai tai gautis tiesiog džemas. Stengiasi tikriausiai žaisti ant laiko, kad kuo mažiau nukristum ir kuo daugiau padaryti kažkokių tikrai stylish gražių triukų. Gal ne, ir skirtingų tikriausiai. Šitoj vietoj tik tai gal būtų sunkiausia, kaip su teisėjauti 20 minučių žiūrėti, kaip ten kas vyksta. O, sakė, atvažiuoja ir pro riderių. Kaip buvo pasirinkti pro riderių? Ar tai yra invitational, ar kokiu principu jūs pasirinkot riderius? Tai buvo tiesiog invitation principu, tai mes atsirenkam riderius pagal jų pasižymėjimus pasaulyje, pagal pasižymėjimus ankstesnėse varžybose ir pagal šiaip duotą indėlį veikbordo kultūrai. Tai nebūtinai tu turi būti pas geriausias rideris, bet jeigu tu esi daug davęs veikbordų, tai mes tave būtinai pakviesim į savo varžybas. Ar mes galim kada nors tikėtis ir tą patį Parksą pamatyti vėl varžybose? Pernai mačiau, jis išbėgo į aikštelę. Bet ne varžybose. Mačiau, kaip padarė Reilį, tai Bester Trikė, tai. Taip, Bester Trikė sudalyvavo, bet manau, kad varžybose ne, jisai jau nebesudalyvaus. Bet labai tikiuosi, kad čia atvažiuos ir pahengins, nes yra tiesiog tikrai labai labai smagus bičiukas. Aš turėjau galimybę su juo pasišnekėti prieš transliaciją pernai, tai man šiaip aš jį žinojau dar nuo senų laikų, kuomet aš atradau Travis Pastraną ir jis buvo prie visos tos pačios amerikiečių pakvaišėlių hebros, tai man jis sutikti, aš jį žinau, man jis sutikti buvo wow, amazing. O apie dar šitas varžybas šnekant, nes man labai patiko aprašymė, jūs įvardėjot, kodėl jūs šitas varžybas darot, kad tai nėra vien tik tai varžybas, tai yra vėlgi tas pats community. Taip. Tai tikslas ir yra building community, sukviesti visus pabūt kartu. Tai todėl mes ir rašom, kad tai vyksta nuo 1 iki 8, nes tai nėra varžybos vyksta 2 dienas, bet realiai tai yra tiesiog dalis visos savaitės, nes toj savaitėje mes su rideriais ir planuojam išvyką prie jūros, toj savaitėje planuojam pasibaivimą saunoje, žaidimų, kažkokius vakarus ir panašiai, dėl to nes tiesiog norisi vėl sukviesti visus ir linksmai praleisti laiką, nes mūsų kiekvienais metais, anksčiau tai buvo Red Bull veikduel, dabar norim, kad kažkaip tęsti tai, kad neuždaryti ir toliau susitikti su rideriais ir toliau su jais bendrauti ir kad visi žmonės, kurie Lietuvoje raidina ir kurie domisi, kad galėtų atvažiuoti su jais pabendrauti, pabūti, pašnekėti ar kartu paplaukti. Jo, ko gero vienas iš, kadangi veikduelis jau daug metų vyko, vienas iš tų pagrindinių dalykų ir būdavo, kad jie atvažiuoja savaitę prieš treniruojasi ir matydavai, kad žmonės bent jau aš kiek esu matęs, kad žmonės atvažiuoja į 313 vien tam, kad susitiks su jais, nes vėlgi tai yra mūsų sporto šakos profesionalai ir taip. Jie yra įžymybės, ypač tokia šalia kaip Lietuva, kur mes turim tą bendruomenę, kuri jinai yra labai stipri ir kuomet atvyksta iš užsienio pro rideriai, tai juos sutikt. Taip, tikrai didelis džiaugsmas, smagu ir kai supranti, kad jie tokie pat paprasti žmonės kaip ir tu, nes visi jie yra tiesiog labai open, gali pabendrauti, gali prieiti, gali paprašyti paplaukti ir jie visada yra tiesiog atsidavę tam, tai man patinka šitas dalykas. Tai su šituo teiginiu tai visiškai sutinku, nes su John Dreilingu pats, aš su esu bendravęs, aš jį pasikviečiau į podcastą, jis iškart sutiko, kas man buvo visiškai crazy dalykas. Ir tuomet aš paprašiau jo, kad jis įrašytų voiceoverį mano video. Ir jis įrašė voiceoverį, atsiuntė realiai per savaitę. O aš visada mačiau kaip mūsų sporto legendą. Taip. Tai tik tai parodo, kad visi veikborderiai, jie yra žiauriai šilti žmonės ir paprasti. Visiškai pritariu. Joe Dreilingas man tai irgi paliko labai didelį įspūdį. Jisai, tiek raidinimo,
tiek savo raidinimu, kokius jis ten išdarinėja triukus ir kokius didžiulius gepus šokinėja, tiek savo šiltumu kaip žmogus. Tiesiog pirmą kartą, kai irgi su juo susipažinau, tai mane labai nustebino. Toks visą laiką nori kartu kažką veikti, nori kartu varyti, viskam nori padėti, niekada nebus taip, kad tiesiog sakys, mes norim filmuoti, padarykit mums čia kažkokius hekus, visada taip šiltai prieis, jeigu reikia, galiu padėti, tikrai nebijau, pats dirbu Unity, žinau, kaip viskas darosi, tai toks, galvoju, čil žmogų pailsėjo. Aš šnekant apie filmavimus 313, tikrai ne vienas video editas gimė tenais, GB O'Neil'as pyko, kuris tu pats tikrai dalyvauji, spėjai ne vienam ir perstumdamas figūras, kuris tau įsimintiniausias filmavimas, prie kurio tu turėjai galimybę prisidėti ten ir tais ankstyvais rytais? Daug jų yra, bet Pedro Caldas buvo vienas tikrai toks įsimintinesnių, kai filmavom naktį. Tai šitas tikrai irgi paliko įspūdį, ten, nežinau, gal 4-5 naktis irgi su Vadimu. Vadimas ten iš tikrųjų ir pakūrė tą projektą, nupirko, nežinau tiksliai, gal turėjo tas lempas tokias, kad ryškiai šviesta. Tai tas projektas tikrai buvo vienas toksai, toks įdomesnis. Su Gintu esam labai daug projektų įdomių nufilmavę, su Felix Georgi, su Timo Kapel, su Jules Sharaud. Tai tiesiog jie visi buvo labai tokie paliečiantis, nes anksti ryte keliesi, žiūri, kai koks didesnis rūkas. Nu, tikrai, atsiprašau, nepaminėjau Graham Burras, kuris su savo, neįtikėtinais ten flipais per figūras, per visokius gepus, į landingus, ten irgi vienas toks iš įdomesnių. Ir jis dar turi kažkokių tokių crazy idėjų, tai su juo dirbti irgi labai smagu. Ja, aš būtent, kuomet uždavinėjau klausimą, man prieš akis ir buvo būtent šio video. Ir tas per boberį flipas. Į pulo reilą. Taip. Labai geras. Bet ir, nežinau, galbūt patys žmonės 313 tai suteikia, bet atrodo, kad 313 yra puikiai aikštelė įgyveninti savo idėjom, nes taip pat ir Vadimas, ir visi raideriai, jie filmuojasi. Vadimo nuotraukos yra iš kito pasaulio. Negaliu nesutikti, tikrai, ten. O tai tada, ar kaip vyksta tas procesas, ar raideriai atvaro pas jūs, žiūrėk, mes norim pasifilmuoti, ar galėtumėm čia kažkaip pastumdyti, ar jūs pasiūlot hekus? Būna visaip, būna raideriai, kurie patys atvažiuoja ir patys nori padaryti kokį nors projektą, nes tiesiog jiems atrodo, kad norim 313 turėti savo projektą, tai mes tada irgi esam linkę padėti jiems įgyvendinti jų tą svajonę, tikslą, tai visada prie šito prisidedam ir jeigu jie turi savo idėjų, drąsiai gali mums sakyti ir mes tikrai įvertinę, ar tai nėra ten visiškai crazy idėja, tai pasistengim ir padarom, nes mes negalim išardyti parko ten iki begalybės. Dėl to mes dar turim žmonės kažkada plaukti, bet jeigu tai yra kažkokios vienos dalies pristumimas prie kitos, tam tikrų laikų ir labai lengvas sutvarkymas, tai mes visada ir tikrai esam pasiruošę padėti ir esu labai dėkingas savo teamui, ten Rugiliai, Nojui, kurie visą laiką man padeda ir sako, jo, gerai, atsikelsim 6 ryto, įjungsim sistemą ir tai padarysim. Tai labai smagu tokį teamą turėti, tikrai nėra problemos, bet dažnai būna, kad ir mes kviečiam raiderius turėdami kažkokią viziją, ką norėtume padaryti, bet visada esam linkę paklausti ir jų, kaip jie įsivaizduoja tą video, dėl to, nes jie yra žvaigždės to. Ir man dabar, kuomet tu pasakai, prieš akis iššoka vaizdas apie Rotį, to paties Dreilingo, kuomet kaip techniškai buvo sudėtinga 7 žmonės vieną paskui kitą sukabinti ant, kiek ten buvo, 3 karučių, man regis. Jo, ant 3 karučių. Tai techniškai biški buvo sudėtinga. Gavosi, kad mes vis tiek rašėm Sesiteko, sakom, ar čia iš viso taip galim, ar čia nebus blogai. Tai manęs buvau pasiruošimo momente, sudėjom karučius, ten per tam tikrą atstumą vieną nuo kitų, tai kai juos paleidinėjai, buvo truputį toks momentas, kad greitai turi sureaguoti ir paspausti mygtukus, nes kitaip nebeužsikabina, nebeleidžia paleisti.
Todėl ką reikėjo daryti, reikėjo kelti iš vandens. Taip, mačiau vieną. Tai jo, tai šitas momentas buvo sudėtingesnis, manęs tuo metu nebuvo parke, bet kai kėlė pirmą kartą juos iš vandens, man tada skambino Aurimas, sako, tu leidai jiems keltis iš vandens, dėl to, nes ten, sako, žinok, jau truputį baisiai atrodo tas kabelis žemai. Aš tuo metu galvoju, eik tu savo. Bet išsikėlė ir viskas gerai, tai pasirodo. Ja, nes man tai įspūdingiausia, ko gero, yra visoji toj techniniai daly buvo įspūdingiausia tai, kad buvo taip gerai sutaiminta, kad ant pūlo, ant visų 3 reilų sekcijų jie tuo pačiu metu buvo. Nebuvo sunku, šitas tai nebuvo sunku, tiesiog atsimatavo. Make sense. jo, bet idėja tai labai gera. Ir šitas idėjas tai buvo Jody Reilingo. Kai jis man pirmą kartą pasakojo tas idėjas, aš toks galvojau, turim tai. Bet ar yra buvo tokių idėjų, kur, sakot, čia biškai too much? Nepamenu. Nepamenu. Tai gal nebuvo pakankamai crazy idėja? Gal nebuvo pakankamai crazy. Gal iš pradžių pagalvojom, kad crazy, bet vis dar randam išeitį. Toks, žinai, ten negalim, nes vėliau plauks žmonės. Bet tada pagalvoju, bet tai gal mes galim padaryti anksčiau, nusifilmuoti ir tada sudėti viską atgal. Toks, visada yra kažkokia išeitis. Tai esam lankstus šitoj vietoj labai stipriai, man atrodo. Lankstus ir tikrai operatyvus, nes aš atsimenu užpernai, jeigu neklysiu, po veikduelio ir realiai pasibaigus varžybom, jūs pusvalandžio bėgiai jau pradėjot figūras judinti atgal į kitus tvenkinius. Tai čia ir pasimato jūsų patirtis, ko gero, ir visame tam operatyvume, nes... Net per anksti, sakyčiau, pernai dar nepabaigė fotografuoti, jau bernai plaukė su plaus, turėjo grįžkit. O vėlgi, kiekvienais metais etapas keičiasi, figūrų išdėstymas keičiasi, hekai keičiasi. Prieš sezoną kiek yra darbo planuojant ir sugalvojant tuos visus hekus, koks bus išdėstymas visų figūrų ateinantį sezoną, nes vėlgi tai yra didžiulis darbas ir nuo to priklauso daug riderių experiences. Tikrai daug darbo ten yra įdėta ir ne vienas žmogus prie to dirba, tai šią žiemą su Aurimu labai daug laiko skiriam setupų galvojimui ir galvojimui, ko iš tikrųjų reikia tam lietuvių raideriui ir ko reikia pasaulio raideriui, kad jam irgi būtų smagu plaukti, todėl šiais metais turim tikrai lengvesnį pro setupą, pažengusių netgi sakyčiau, dėl to nes visos figūros yra mažesnės, saugesnės ir paprastesnės, bet tuo pačiu man dabar yra, jeigu, negaliu aš gal savęs pavadinti, bet manau ir pro raideriui tai yra tiesiog daug smagiau plaukti, nes tu ir ant tų paprastesnių figūrų labai daug gali visko padaryti. Tai manau, kad labai gerai atliktas darbas, darbo tikrai buvo įdėta daug ir labai smagu, kad galim pasikalbėti su daug žmonių. Tai tiek Martynas visada ties tuo patiria, tiek visada paklausiama Ovidijaus nuomonės, nes jis wakeboard'e yra jau labai ilgai ir tikrai turi gerų įžvalgų, kas yra gerai, o kas ne. Taip pat ir Domantas Kazickas, kuris tiesiog pro šitoj srity jau mokinime. Kieno buvo idėja baseiną per pusę apskalt? Mano. Aš labai norėjau, man dar iš pradžių sakė, kad ne, nes tai yra kaip per... daug kas nori per jį pervažiuoti, dar daug kas nebuvo jo pervažiavę, bet aš labai norėjau perskelti. Aš manau, kad tiesant 2 mažesni baseinai yra daug fainiau, gal ne visai pro raideriam, bet tokiem raideriam kaip aš, kurie turi jau patirties, bet dar ne tiek, kad, nes tenais realiai, ten reikia arba labai greitai beilint, arba būti labai atsargiam. Aš manau, kad paprastam raideriui tai dabar yra tiesiog daug mažiau streso, nes jeigu tu įvažiuoji į mažesnį pūlą, tau nėra prieš tave ten 2 reilų, fleto ir dar kito baseino, tai tau tiesiog yra daug mažiau streso, jeigu tu nori pervažiuoti pūlą ar pasimokyti šokti ant to reilo ir panašiai. O pro raideriui manau, kad yra netgi, nežinau, negaliu sakyti, kad dar smagiau, bet irgi yra labai smagu, nes kai paleidom balsavimą, ar skirti ar neskirti, tai labai daug pro raiderių sakė, kad skirti. Jo. Dėl to, nes tu dabar turi didelį pūlą, kur gali kažką daryti įdomus, ir turi mažą pūlą, kur irgi taip pat yra daug smagių įdomių opcijų. Tai aš manau, kad gale vasaros galėsim dar
paklausti, ar gerai čia buvo mintis. Jeigu nesustumsim atgal. Jeigu nesustumsim atgal. Nėra nieko neįmanoma. O tai grįžtame prie birželio, va, tos pirmos savaitės. Su šitom varžybom, ką žmonės gali tikėtis ir kada jiems yra geriausia atvažiuoti, pažiūrėti šių varžybų, kurim tavo manimu, jeigu žmogus jums turi va, vieną dieną, kuri diena būtų geriausia atvažiuoti, pažiūrėti varžybų? Šeštadienį. Manau, visiškai 100% šeštadienį, nes bus labai daug įdomių triukų, plauks visi geriausi raideriai. Tai tiesiog bus, manau, labai įspūdingas reginys. Tuo pačiu tu pamatysi labai didelį šou tiek oro triukų, tiek kikerio. Tai manau, kad šeštadienis must nepraleisti, atvažiuoti, pabūti. O jeigu yra galimybės, tai nuo pat birželio 1 būti. Jeigu yra galimybės, tai tikrai būti nuo birželio 1, pabendrauti su raideriais, nebijoti, nuvaryti kartu, paplaukti, pasižiūrėti, kaip jie treniruojasi, iš jų pasimokyti. Geriausia, jeigu nori gerai greičiau tobulėti, tai turi plaukti su geresniais už save. Tai aš visada naudojuosi progą, kai atvažiuoja raideriai ir visada pasijungiu plaukti su jais arba už jų ir stebėti, ką jie daro. Tai tikrai nėra raiderio, kuris pasakytų atstok. Visi yra tokie šilti, jaukus ir jeigu paklausi patarimo, kaip kokį triuką daryti, visada padės. Arba jeigu šiaip norės pabendrauti. Tai tikrai drąsiai atvažiuokit ir praleiskit laiką su mumis. Jeigu norit susipažinti su raideriais, paraidinti su jais, birželio 1-7 dienomis 313 parke, tai dėkui, kad realiai tu atvažiuoji iš 313 dėl šio pokalbio, tai dėkui tau ir visi važiuokit į 313. Susitiksim 313 jau labai greitai.